Vytautas Kernagis buvo garsus Lietuvos dainininkas ir dainų autorius. Jis gimė 1951 metais ir buvo žinomas dėl savo unikalaus balso stiliaus. Kernagio žinomiausios dainos Kai sirpsta vyšnia Suvalkijoj, Mūsų dienos kaip šventės ir Išeinu. Ašmenys gailin ir pjauna širdį, tarsi dobila, lyg gyvonies, lyg pašakonų, o vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų, tokia tyla gyvybėms. Dainą Kai sirpsta vyšnia Suvalkijoj Vytautas Kernagis sukūrė pagal Marcelijaus Martinaičio eiles. Dainos tekste vaizdais kalbama ne tiek apie gamtą, kiek apie žmogaus savijautą, dvasinę būseną. Jis paliko didelę įtaką Lietuvos muzikos scenai ir jo muzika vis dar mylima ir klausoma iki šių dienų. Vytautas Kernagis koncertavo ne tik Lietuvoje, bet ir daugybėje kitų šalių. 1995 metais muzikinio Antano Šabaniausko premija, 2000 metais Bravo statulėlė. 2002 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžius. 2004 metais albumas Teisingos dainos tapo auksiniu. 2005 metais tapo Andersono ambasadoriumi Lietuvoje. 2007 metais Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už populiariausios kūrybos profesionalumą ir artistiškumą. 2009 metais atidengta skulptūra Nidoje. Vingi, tau aš dėkingas esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio, mūsų diena.